O, eik tu! Aš tu sudegsiu. Dabar pakuoju kuprinę Haikui ir pagalvojau, kadangi čia visai, šiaip hostas, namų šitų šeimininkas visai davė fainų dalykų su savim. Aišku, mes kai su vakar šnekėjom virtuvėj, jis mane taip ruošia kelių valandų Haikui, kaip išgyvenimo žaidimui. Bet pagalvojau, parodysiu, ką su savim imu. Pradedam gal nuo to, ką man davė su savim. Tai first aid kit. Ir čia yra, nežinau tiesą sakant, visokios žirklutės, pleistriukai, nu žodžiu. Davė su savim peilį, kurio gali prireikti, tarkim, laužo kuriant. Nu tada leido pasiskolinti, paimti lėkštis, šakutės ir mentelę. Kas yra labai gerai, nes aš savo čia nieko neturiu. Svarbiausias dalykas. Tai aš gal neišiminėsiu, bet tenais yra ant ko gaminti tasai dujų viryklė, kaip jis virda. Tada dėl viso ko tiesiog davė su savim ant galvos lemputės, nes kaip ir planuose naktinio Haiko nėra, bet tu niekad nežinai, kas taip sakant gali nutikti. Aš jaučiuosi kaip šitas, kur olose dirba. Jeigu kažkas eis ne pagal planą, tada davė švilpuką. Švilpukas yra visai geras dalykas, kad meškas atbaidyti ar šiaip gyvūnus, bet dabar šiaip sakė, kad meškų sutikti rizikos nėra, bet jeigu kažkas nutiks, tai švilpuko reikia, kad sos tiesiog iššvilpaut. Davė su savim termosą ir dar davė su savim keptuvėlę mažą ir aš galvoju tiesiog, kad mano kuprinė jau svers. Taip, svers. Aš galvoju, ant kiek aš norėsiu tos arbatos, ant kiek jinai bus verta. Man reiks dar su savim pasikalbėti apie tai, bet... Čia stinkiais turiu termosą iš savo daiktų, ką aš imu. Tai imsiu kamerą, su kuria dabar filmuoju, mikrofoną, su kuria dabar rašinėju, powerbanką. Tada turiu guminukų ir dar rytojui tai keptuvėliai paimsiu kiaušinius, bekoną ir dar pasiėmiau savo alyvuogių aliejų purkštuką ir klevų sirupą. Ir dar tokį gėrimuką. Čia yra tiesiog vanduo su vitaminais ir su elektrolitais, kažkaip pražiūri gerai. Arba jeigu, pavyzdžiui, į sporto salę einat, tokį pasiimti, arba į haiką. Ir šitas tiesiog atstato kūną. Ir dar galvoju paimti tualetinį. Ir su jumis tada susimatysim rytoj. Mūsų kelionė prasidėjo nuo ankstyvaus ryto ir kadangi esam be mašinos, tai kaip ir praktiškai visada Kanadoje iki bet kur reikia nusigauti kokios 1,5 valandos su 2-3 autobusais. Bet nusigavę iki centro nuvarėme su Flixbusu iki Canmore miesto. Žodžiu, esam Canmore. Man rekomendavo vieną taką, tik problema yra tame, kad iki jo eiti yra kem minučių ir eiti reikia palei greitkelį tiesiog. Žiūrėkit, aš Sima. Tai va, ir tada mes važiuosim. Mums rodo eiti palei kelią ir aš nematau čia niekur pėsčiųjų tako. Kadangi mes Kanadoje, aš bijau, kad čia gali būti, kad nėra. Nueitume gal kelią. Nėra pėsčiųjų tako. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kadangi opcijos kažkokios kitokios neturėjome, tai mes realiai tiesiog ėjome arba palei greitkelį, arba momentais tiesiog per greitkelį, nes kitų kelių čia nebuvo. Čia? Atrodo panašu į keliuką. Nu, galim bandyti čia. Situacijos update'as. Tas trailas, kur parekomendavo ir kurio mes planavom eiti ir dėl kurio, aš priminsiu, mes ėjom 40 minučių greitkeliu, yra uždarytas. Ir panašu, kad visa šita zona, kur vestų kiti trailai, irgi yra uždaryta. Tai mes grįžtam tiesiog prie greitkelio ir eisime į kitą trailą, iki kurio eiti valandą. Trailo pradžios. Tai va, gerai, kad mūsų autobusas yra 6 valandą, dabar yra kažkur 12, tai mes turim laiko, bet jo. Gerai, žodžiu, einam mes trailu ir ką mes randam. O kas jeigu tiesiog eiti toliau? Pažiūrėk, nes... Palauk, išklausyk. Mes tiesiog susitekėm su tą mintim, kad mums reikia grįžti į Canmore miestą ir pereiti į kitą jo pusę, kur tikrai žinome, kad takai nėra uždaryti. Tai mes tą tiesiog ir padarėme. Pradžiai, ką reikia padaryti, tai užkurti šitą iš vis daiktą. Aš bandžiau namie. Reikia prisiminti, okei. Iš pradžių reikia daryti šitą ir papumpuoti. Man nepatinka, kad jis taip baladuojasi. Va, tai tokie va išgyvenimo žaidimai. Kanados šiaurėje. Būtų gerai, kad mano pirštai būtų labiau jautrus, aišku, bet yra kaip yra. Gerai, dabar reikia biškį nuo tolo. Operatoriau irgi. Kodėl nėra gazo? O! Bet kažkaip... O, va! Bet labai maža ugnis. O! Auš! Aha! Aš tikiuosi, šiandien nesiskaito kaip campfire. Biškį. Oi. Oho! Aš nenufilmavau dar kartą. O, eik tu! Aš tu sudegsiu. Aš nežinau, kaip išjūgų, palauk. Nu, tu jeigu ką man padėsi. Davai, kaip bekoną. Nu, gal aš palauksiu, kol iššils, ne? Jo. Nereikia manęs. Aš nedegu?
Jeigu žinočiau, net nebūčiau padėsiu. Sima, tu... Bet tu nejauti kvapą labai stipraus degėsi. Ne, va, daryk. Nu, greičiau. Nu, jis dar nėra šiltas, nu, kaip baig mane skubint. Žinai, ką man primena, kai su tėvais atvažiuoji į kempį. Aš tą pateksiu. Juokinga. Kodėl jis dūminas? Negesk, maldauju. Pakelk dabar vėl. Nėra. Aš taip apsiverksiu. Gal man tik tokią palikti? Tu dar sakys, kad campfire čia kuriam. Šitas dar nešyla. Labai daug streso. Keliukai šala, keptuvė nešyla, ugnis gesta. Ne, kaip gerai, nedaliesk. Aš realiai kai stėvų jaučiuosi. Nu gerai, atrodo warm enough. Kaip nuotaikos, Sima? Vos neapsiverkiau, bet aš iškepsiu veganą. Kada paskutinį kartą verkei? Vakar. Rimtai? Kodėl? Aš nepamenu. Psichozių. Tokių tikrų psichozių? Ar jūs tai girdit? Kepa. Aš tai tiesiog šalia galiu kiaušinį iškepti. Tu patenkinta, Sima? Laiminga? Filmuok, kaip aš kiaušinį išdaužau. Su lukštu. Nu va. Mums pavyksta. Aš žinojau, aš tikėjau savimi. Aš taip apsiverksiu. Bet keliukai tai taip normaliai, aišku, pašalo. Gal aš tai biški moroziškai. Bet čia tai gyvenimėlis. Bekonas, kiaušinis ir Canadian Rockies. Kas tokie? Nu, Rockies, čia vadinasi šitie kalnai. O ne? Kaip jie dar. Bet jie tęsiasi nuo pat Amerikos. Fun fact. Kaip tau smart. I am. Iš geografijos turėjau 8. Nemeluoju. Aš gal nuklevų sirupą kol kas pasiruošiu. Gerai. Tarp kitko. Čia iš... Gali paminėti, kad čia iš farms. Čia yra iš Čia farms. užsakytos iš fermų. Iš fermų. Canadian farms. Canadian farms. O gal aš klevų sirupą į kepimą? Davai. O taip, karamelizuosim, taip sakant. O galima paragauti biškį klevų sirupo? Gerai, truputį. Galima man biškį dabar? Nu, bliam, aš daug aš bijau, kad tau gerkliniai. Kepa. Netgi dega, sakyčiau. Gal jau viskas? Viskas. Gerai, neatrodo seksi, bet mes čia turim labai kanadietišką kombinaciją. Kanadietiškas bekonas, kiaušinis nežinau iš kur ir klevų sirupas. Ragauju. The moment of truth. Nu! Arba dėl to, kad aš labai alkana, arba dėl to, kad realiai žiauriai skanus kombo bekono, kiaušinių ir klevų sirupo. 10. Nu gerai, galima paragauti. Yeah. Tik reikėjo dar biškį pakepti šoninę. Biškį rotė eisina, tikėkime, kad ta kiaulė neturėjo jokių kirminų. Fat Joe. O su mane koks? John. Gerai, dabar mes vertinsim Sašos kulinarinius sugebėjimus. Oho. Šaltas. Ledinis beigelis. Tiesiog ledai iš beigelio. Fuu, ko tai pasakei? Mes skanu. Bet jis toks laudas. Žodžiu, švaistam biškį laiko kepant bekoną su klevų sirupu, bet radom kitą treilą, kuris neturėtų būti teoriškai uždarytas. Nes jeigu trečias treilas dar bus uždarytas, kuriuo mes einam, tai aš nežinau, aš atrodo tikrai apsiverksiu. Bet so far, vaizdai. Man biškį kraujo poskanis burnoje, aš nežinau, čia gerai. Kraujo poskanis? Šitas takas uždarytas nebuvo, bet čia atsirado kita problema, kad mes nebespėjome į autobusą ir mums reikėjo pusiaukelėje apsisukti ir grįžti. Bet geras dalykas, kad vaizdai vis tiek buvo labai gražus. Šiaip iš tikrųjų, kai nusileidome, tai turėjome dar gerą pusvalandį, tai jį išnaudojome tiesiog pasivaikščioti šiek tiek po Canmore miestą. Ir tuomet su Flixbusu grįžome atgal į Calgary, kur nusprendėme nueiti į vietą, kuri yra turbūt geriausias dalykas, kuris gali nutikti po žygio. Avez bonjour, aussi. Merci. Viskas, haikas paruoštas. Tipo haikas done, aš visų haikas paruoštas. Žodžiu, į šitą vietą mes jau einame jau 4. kartą, 5. kartą. Čia yra vietnamiečių toks kaip greito maisto restoranas. Ir kad jūs suprastumėt, jis kažkur nuo kalėdų nebedirbo. Ir mes jau galvojom, kad jie daugiau nebegrįž. Bet šiandien yra pirma diena, kai jie gal dirba. Aš pasiėmiau kažkokį chicken satė sriubą ir duodu su savim makaroniukų, daržovių, laimo ir sojos padažų. Čia, žinokit, maistas. Taip, tu, aš jūs pastatysiu patogiai. Ir pas juos toks skanus maistas, žinokit. Ir po haiko. O kainuoja beje šitas reikalas $8. Ir čia yra pačiam downtown'e.
Tai iš šio video būtų tiek. Tikiuosi jums smagiai susižiūrėjo ir jeigu jums patiko šis video, tai bus labai faina, jeigu paspausite like ant jo. Ir jeigu norit pamatyti daugiau mano kelionių vlogų, tai nepamirškite manęs užprenumeruoti ir visiems iki kitų video.